Paakių maskuoklis, turinčioms patamsėjusius paakius, kitoms yra tas tamsumas į mėlynumą, kitoms į violetinumą. Ir šitoje vietoje dažniausiai yra toks, juoduliukas. Ir nuostabus paakių maskuoklis, persikų spalvos, lašišinės tokios, tinka tikrai visoms. Uždedam truputėlį ir galima pirštuku, žinoma, galima teptuku įtapšnojam. Kas turite raukšlelių po akimis šitoje vietoje, čia maskuoklio nededam, nes tada dar labiau išryškinsite raukšlelės. Tai va. Ir tiesiog pereinam į apačią, suvienodinam atspalvį. Iškart akis pašviesėja, galima ir voką, o jeigu turite kokį spuogelį, kaip pas mane čia, tai taip pat galite labai lengvai pamaskuoti juos ir jie tiek nebesimatys. Nes maskavimo priemonės turi labai stiprų pigmentą, paakių maskuoklis persiko spalvos šitos, jis tikrai tiks tokiom mažom dėmelėm, o veido maskuoklis, jeigu turite pigmentus didelius, didesnes problemas veiduko, tada jau yra veiduko maskuoklis, kurį taip pat galite pasirinkti. Aš turiu šviesiausią ir maskuoklį galite maskuoti prieš kreminę pudrytę, tada dar labiau užsimaskuos, o galite dėti ir jau po kreminės pudrytės, tiesiog pamaskuoti tas vieteles, kurių reikia. Taigi, paakių maskuoklis ir veiduko maskuoklis. Veiduko maskuoklių yra 3 atspalvių, padedu pasirinkti pagal jūsų veiduko tonusą, jūsų veiduko atspalvį. Taigi, gražios dienos.